Sveiki visi. Nusprendžiau patobulinti savo generatoriaus korpusą, nes nepatiko tie pliki blynai tokie ir laikosi vien tik tai ant varžtų. Ratas, tarkim, automobilio irgi taigi nesilaiko vien tik ant varžtų, laiko visą kaip pasakyt, ašinė apkrova pats rato centras, o varžtai tik tai prispaudžia ratą prie centro. Taip ir elektros varikliai surinkti, taigi korpusas į korpusą susimauna ir gaunasi kaip vientisas, visas, kaip pasakyt, korpusas tiksliai pratekintas ir susijungia. Ir jau klibėjimo ten ar judėjimo nėra šansų, nebent atsiveržtų tie patys varžtai. Ant elektros variklio, man atrodo, tik 4, gal kokių mažesnių ir 3 varžtai būna. Čia nors 6, bet vis tiek, kažkaip man, sakau, nepatiko, tai pasidariau tokias va įvarytės. Galima buvo, aišku, ten frezuot ir kažkiek palengvėtų, bet neturiu aš frezavimo staklių vežt kažkam tai daryt. Man paprašiau, išsitekinau va įvarės tokias, vtulkės vadinamas, 10 mm aukščio ir nieko čia per daug nepasunkėjo. Čia prie tokio svorio tikrai nieko neprisidėjo, bet viskas dabar bus daug tvirčiau. Visas 6. Pradžią galvojau gal kokias 3 daryt, bet jeigu daryt, tai daryt. Sako, daryk kaip savo ir bus gerai. Tai va, pažiūrim, kaip čia viskas gavosi. Tiksliai. Nieks nekliba. Dabar jau tikrai bus gerai. Galbūt reikės stuktelt kažkiek. Plaktukas. Taip atrodo. Ir kitą pusę. Pas Valerą iš Ukrainos mačiau, kad jis tokių dalykų nepadaręs. Gal ir neatsileidžia, gal ir nieko neatsitinka, bet visai nesudėtinga tokius dalykus padaryti. O šitą pusę lengviau. Tai va, tokie patobulinimai, manau, tikrai reikalingi. Ką beliko dabar, rytoj pasiimu guolius ir gręšiu skylės, išstatinėsiu guolius. Centras yra ir pabandysiu pasidaryti rotorių. Padarysiu rotorių, vėl įdėsiu video. Iki.